Nuolat girdime patarimų, kaip pasidaryti laisvalaikio ar vakarinį makiažą. Tačiau ar žinome, kas yra vadinamasis verslo makiažas? Sutikite, labai svarbu tinkamai atrodyti darbe. Kiekvienoje darbovietėje yra savitas aprangos kodas, tam tikros taisyklės, tad labai dažnai vienintelis būdas išsiskirti ir atskleisti savo individualumą yra būtent makiažas. Specialistai teigia, kad pagrindinė moterų klaida darbe yra tiesiog makiažo nebuvimas. Dailiosios lyties atstovės labai dažnai bijo išreikšti save ir paskęsta pilkoje masėje. O juk pagrindinė makiažo užduotis – paslėpti trūkumus ir išryškinti pranašumus. Tad kaip tai padaryti ir į ką svarbu atkreipti dėmesį, šį rytą mums papasakos grimo dailininkė Jolanta ir jos modelis Simona, kuri šiemet pabaigusi kūrybinių industrijų studijas jau ruošiasi būsimam darbo pokalbiui. Pirmiausia, moteris turi žinoti, ką ji nori nupieštų veidų pasiekti. Tai man verslo makiažas visada yra sėkmės makiažas, sėkmės veidas. Juk būna ir darbe tokių momentų, kada vienu metu mums reikia būti griežtai, o kitu metu būti komandos siela. Tai vat irgi tam tikras veido sritis ryškinant, mes tuo nupieštų veidų irgi galima pati padėti savo. Darantis verslo makiažą moterims svarbu žinoti, ko jos nori. Ar darbe joms reikia valdyti komandą, ar mokėti išklausyti oponentus, o gal svarbu priimti sprendimus, nuo kurių priklauso ir kitų darbuotojų sėkmė. Tad svarbu pačioms gerai suvokti, kokią poziciją darbe užimame ir ką norime pasiekti. Verslo makiažas jisai neturi būti vakarinis, ryškus ir ten labai daug jį įdėta darbo ir kad jisai matytųsi. Tikrai gink dieve ne. Pirmasis mūsų eksperimentas, kuriame talkina Simona, makiažas skirtas moteriai dirbsiančiai komandoje. Tai, kurį išklausys ir patars. Tai turėtų būti labai lengvas potėpis veide, nes bet kuriuo atveju tai yra komunikacijos makiažas ir bendravimas ištiestos rankos atstumu. Kaip teigia grimo dailininkė, šiuo atveju nereikėtų stipriai ryškinti akių, derėtų rinkti švelnius, natūralius potėpius. Pavyzdžiui, lūpas derėtų dažyti švelnia persiko spalva, jų per daug neišryškinant ir neakcentuojant. Taip pat vertėtų nepamiršti, jog dirbtinis biuro apšvietimas visada išduos, kad makiažo pagrindo sluoksnis per storas. Tad patarimas vienas – darbiniam makiažui geriau rinkti šiltesnius makiažo pagrindo atspalvius. Antrąjį, intensyvesnį makiažo variantą meistrė Jolanta rekomenduoja moterims priimančioms sprendimus ir dirbančioms vadovaujamą į darbą. Šiuo atveju išryškinamos lūpos. Šiuo atveju tam, kad mus girdėtų, ne vien tik tai matytų, reikia tikslingiau būtų ryškinti lūpas. Kada mes žiūrime televizorių, paprastai visų diktorių lūpos jos būna ryškiau nupieštos nei akis. Kada mes klausomės paskaitų, atsiminkite savo pirmos klasės mokytoją. Mokytojai paprastai visada turi daug ryškiau piešę lūpas nei akis. Pasak veido tapybos specialistės, pasąmonė daug geriau priima informaciją, sklindančią iš ryškių lūpų. Tad jeigu norite išreikšti tvirtą savo nuomonę ar pareikalauti geresnio atlyginimo, paryškinkite savo lūpas ir sėkmė bus jūsų pusėje. Čia Jolanta primena dar vieną taisyklę. Lūpų spalva turi derėti prie bendro įvaizdžio bei spalvinės gamos. Taip pat svarbu nepamiršti, kad biuro oras dėl kondicionavimo yra sausas, tad ilgai išliekantis lūpų dažai negailestingai jos džiovins. Jolanta patarė geriau rinktis kreminės tekstūros lūpų dažus arba blizgesius. Na, o kokį makiažą rinktis tuo atveju, jeigu tenka eiti pas savo vadovą ir aiškintis dėl nepadarytų darbų? Jeigu mes turime pasitarimą, kur ten galbūt net turime ne visai įvykdytus planus ir mums reikia tik tai išklausyti ir kartais priekaištų iš viršininko, kad esame tokie neteisingi laikuose, tai piešiame akis ir klausome. Mielos moterys, dar vienas svarbus akcentas. Kad ir kokį makiažą rinktumėtės, visais atvejais nepamirškite pasiryškinti antakių. Juos reikėtų sušukuoti ir užfiksuoti bespalviu geliu. Na, o jeigu bėgant dienai norėtumėte makiažą pakoreguoti, galite tai daryti kompaktinė pudra arba riebalų perteklių sugeriančiomis servetėlėmis. Jeigu mes visą dieną turime daug informacijos, ją turime apdoroti ir žinome, kad visą dieną dirbsime ir bendrausime tik su kompiuteriu, tai galbūt mums reikalinga tik drėgmė, lašelis blizgio lūpo
lūpose ir keletą kartų tušu perbrauktos blakstienos. Mielos moterys, skirkime savo šiek tiek daugiau laiko ne tik prieš vakarėlius, bet ir kasdien. Būkime žavios, ryškios ir siekiančios savo tikslų moterys.